Man 20 ir per paskutinius 4 mėnesius average 13 000 eurų per mėnesį. Dabar gyvenu Kolumbijoje, kaip mato tenais, ir jeigu norėtumėt sužinoti, kaip jūs galite padaryti tą patį, žiūrėkit video toliau. Tai kaip ir sakiau, man 20 ir per paskutinį mėnesį uždirbau 13 000 eurų. Nebaigiau jokių marketingo studijų, kursų ar dar kažko, tiesiog per 5 metus patirties įgavau pakankamai žinių. Tai noriu pasidalinti, kaip tai man pavyko ir kaip tu gali padaryti tą patį. Mano verslo istorija prasidėjo, kai man buvo 15 metų, pradėjau nuo dropshippingo, YouTube automation, affiliate marketing, lautikė digital produktų, bet realiai iš nieko iš šitų aš neuždirbau. Vienintelis dalykas, kuris atnešė pajamų, buvo Instagramo page'ų kūrimas, kuris atnešė man 50 eurų už 4 mėnesių darbą. Tai tikrai nėra daug, tikrai nebuvau patenkintas, bet tai vis tiek buvo pirmi pinigai. Netgi galiu parodyti šitą šiaip Instagramo accountą. Pačio pavadinimo dabar nebeprisimenu, bet esu įsikėlęs į My Story screenshotus iš seniau, kai turėjau tą profilį. Ir netgi, jeigu pažiūrėtume, turėjau 5000 followerių ir man rodos maksas panašiai ir buvo. Gal 5500 turėjau ties tuo, galvau kažką ten kieto pardavinėsiu, net jeigu pažiūrėtume scores.com product shooting program. Nežinau, ar dar yra, turbūt jau nebe, bet bandžiau pardavinėti kaip išmokti mėtyti tritaškius, nes galvau, kad šitas auditorijai parsiduos. Aišku, visiškai jokio supratimo neturėjau, bandžiau parduoti produktą, kur auditorijai nereikėjo, bet, peržiūrų gavau, laikų gavau, bet esmė, kad nieko neuždirbau. Tai toksai dalykas, bet 130 eurų buvo uždirbta iš to page'o, vis dėlto ne 50. Bet ką gavau iš Instagramo realiai, tai pažiūrėjus atgal, tai buvau portfolio. Ir tas portfolio realiai man padėjo susirasti pirmus paslaugos freelance klientus, nes editinau jiems reelsus. Už 15, man rodos, eurų už reelsą, gal netgi mažiau, bet prisimenu, kad tikrai, kad uždirbau apie 150 eurų. Ir kaip man 15 mečiai buvo pinigai ir realiai kebabų valgiau belekiek. Aš iš tikrųjų labai daug sportuodavau tuo metu, bet man vis tiek buvo daug pinigų tuo metu, kaip 15 mečiui. Aišku, reelsai nuvedė mane kažkur tolyn, nes tikrai žinau, kad su reelsais užsibūt negalėsiu, nes tiesiog nieko neuždirbsiu. Perėjau performance reklamų editingą, tai reiškia, kad pasižiūri reklamą žmogus ir iškart nusipirka. Tai į šitą reklamų editinimą aš ir nuėjau. Su per 2 metus su editingu šito būtent reklamų pasiekiau 3000 eurų per mėnesį, bet labai stipriai pakirtau lubas, ieškau kitų galimybių ir atėjau galiausiai į creative strategiją. Pozicija aukščiau už editorių. Šitoj pozicija esu ir dabar ir už jos uždirbau tos 13 000 eurų. Esmė, kad žinau, kad į universitetą neisiu. Aišku, kaip turbūt visi supranta ir žino, iš savo patirties sprendimas tikrai nebuvo populiarus tarp mano aplinkinių, ypač šeimoje, ir man tikrai buvo daug pasakyta, kad turėčiau eiti, bet vis dėlto neėjau. Dabar aš čia ir per praeitus 4 mėnesius averageinau daugiau nei 10 000 eurų per mėnesį, kas yra visai, manau, neblogai. Ir norėčiau supažinti jūs su mano veikla ir norėčiau padėti jums pakeisti savo pilno etato pozicijas su pozicijom internetu arba tiesiog darbu internetu, freelancu, part-time, agentūroje, dar kažkuo. Paskutinius mėnesius papildomai vedžiau mokymus Instagrame, susipažinau su daug naujų žmonių, bet esmė, jog dauguma yra įstrigę vienoje vietoje. Nežino, kaip pradėti ir padėti kitą naują žingsnį. Tai pagrindiniai dalykai, kuriuos išgirdau iš jūsų dažniausiai, tai buvo, neturiu žinių pradėti, neturiu ką pradėti, šknyso tas darbas, bet nieko nedarysiu, noriu daugiau laisvės ir turbūt labai panašioje vietoje ir tu. Tai džiugu, kad žiūri, gal pabandysi kažką naujo vis dėlto, gal atrodys ta veikla, kuri tave patrauks ir noriu dabar supažinti realiai su šita mano veikla, su kuria aš ir uždirbau tos 13 000 eurų per mėnesį. Tai realiai šito gido struktūrą pradėsim nuo kas tai yra apskritai, kas yra creative strategija ir ką tu darai. Tada nueisim, kaip uždirbti iš to, kiek gali uždirbti ir kaip geriausia pradėti. Tai creative strategija, realiai kas tai yra. Tai jeigu trumpai pasakius, tai tiesiog reklamų kūryba. Jeigu detaliau, tai paslauga didesniems e-commerce verslams, kurie leidžia ten nuo 50, nuo 10 000 eurų per mėnesį, iki realiai gal 1 000 000 per mėnesį, gal netgi ir daugiau leidžia, bet realiai tiesiog, kurie jau šiek tiek prasimušė ir jiems tiesiog reikia pagalbos su reklamomis, nes tą beginner stadiją jau praėjo ir supranta, kad, scaling be strategijos, tiesiog jiems neįmanoma. Tai ateina pas mane, ateina pas tokius kaip mano mokiniai ir su strategija, su planu ir paaiškinimais, ką jie daro blogai ir ką daro gerai, jie tiesiog gali tobulėti ir daugiau uždirbti. Tai todėl ateina pas mane šitą paprašyti. Tai principas gan aiškus, gal norėčiau šiek tiek plačiau paaiškinti, bet štai keletas priežasčių, kodėl ši
pozicija realiai svarbi verslams, kurie jos ieško, prabėgsiu pro jos labai greitai. Tai realiai reklamos brangsta, labai iš tikrųjų išbrango jos palyginus, ten 18 metais jau sakydavo, kad eik, tas savo kaip brangu dabar šitos reklamos nebesimoka to Facebook'o leisti, tai dabar šis kosmosas ir jos visada taip toliau ir brangs ir todėl ta creative strategija vis bus svarbesnė. Creative strategija realiai yra tas dalykas, kuris išneša verslą iš to mediocre vietos. Profitabilumas, tai aišku, be strategijos, be nieko, tai tikrai neuždirbsite daug ir jiems būtina tavo kiekvieną eurą, kuris jau ir tai brangus, išspausti iki maksimumo. Ir aišku, paskėlint, kaip ir sakiau, be creative strategijos nelabai paskėlinsi. Kitas dalykas, labai šitas įdomus, tas tiltas. Tiltas, ką turiu omeny, tai yra media buyeris. Visada versluose yra media buyeris, tas, kuris leidžia reklamas į verslą. Tada yra creative strategas ir production teamas. Tai creative strategas yra tas viduriukas, tas tiltas tarp šitų dviejų pusių. Production teamo ir media buyer. Tai kaip veikia creative strategas? Suskriptina viską, nusiunčia šitam, editoriai padaro, sueditina video arba padaro statikus, tai statikas yra nuotrauka reklama, nusiunčia atgal čia, aš pažiūriu, sakau, ok, kietai, arba sakau, grybas, kažką blogai padarai, nusiunčia atgal. Arba, jeigu viskas ok, nusiunčiu media buyeriui. Tai va toksai realiai principas. Ir labai svarbi ta komunikacija tarp tų dviejų žmonių. Jeigu media buyeris ir creative strategas nesupranta, ką jie realiai daro, tai labai blogai bus. Ir tas pats dalykas su tuo, jeigu creative strategas negerai išaiškina šitam žmogui, tai labai blogai bus rezultatas ir tada reikės daug fiksinti ir papildomo laiko leisti ir pinigų. Paprasčiausias toks principas yra. Aišku, targetint tą reikalingą target audience, nes dauguma šiaip verslų, jie nesupranta, kam jie pardavinėja. Tas pats kaip ir su mano Instagramu, kai bandžiau tą metimo programą daryti. Aš nežinau, kad žmonės nepirks tokios nesąmonės, nes aš kėliau highlightus kažkas ir aš galvoju, gal sportuoja. Jeigu būčiau kėlęs, pavyzdžiui, apie treniruotis, gali būtų nusipirkę. Bet aš neturėjau supratimo tuo metu, kai pradėjau. Ir aišku, pasitikėjimas brandų kyla, nes brandingas viso creative strategijos labai svarbus dalykas. Ir padėjimas verslui tarp atskirti save nuo performance-based verslų ir brando-based verslų. Tai brando-based verslai, pavyzdžiui, Nike'as, Adidas, Audimas ir tada performance'as yra, kur kažkokią specifinę problemą įsprendžia. Ir jeigu šito mes nesuprantam, nu tai ir tada pasitikėjimas brandu krenta ir mes nepasiekėm tikslų verslo ir kitų dalykų. Tai kaip ir sakiau, tiltas tarp visų šitų žmonių, sujungia žmonės ir procesus, visą šitą teamą. Ir šitas labai įdomus dalykas. iOS 14, kai išėjo, labai tas tikslinis taikymas realiai nebeegzistavo Facebook'e. Media buyeris negalėjo pasakyti tokį, targetinam šito žmonės taip ir taip ir taip. Nes tiesiog nebegalėjo Facebook'as rinkti tos informacijos, nes Apple nebeleido šito dalyko. Ir tada prasidėjo tas dalykas, kad tu turi targetinti į broad audience ir kažkaip tas broad audience pats išsirenka. Ir Facebook'as pats turi suprasti. Ir dėl to liko tik tais kūryba ir creative strategija. Ir dėl strategijos visas šitas dalykas ir yra. Ir vienintelė realiai pozicija, kuri turės potencialą ateinačius 20-15 metų. Nes visada reikės šito dalyko, ten AI jūs nepakeis šitos pozicijos niekaip. Tiesiog nėra įmanoma. Realiai dėl visų šitų dalykų, kuriuos išvardinau, number one leveris augimui, e-komercijos verslams ir yra creative strategija. Jo, ir šiaip keletą dalykų, ką daro strategas, kad suprastumėt biškį labiau. Tai iš pradžio, aišku, ištestuoja naujas dalykus, naujas tenais variacijas pabando padaryti, naujas idėjas paleidžia. Tiesiog visada žiūri, kad kažkas naujo eitų. Tai seka tendencijas, turiu omeny socialinės medijos, Instagramas ten, kad žiūri, kad veiktų kažkas ar dar kažkas. Auditai, tai nueina visada į Facebook Ads Managerį, pažiūri, kodėl viena reklama veikia, kodėl neveikia. Yra sunkus dalykas, labai ir labai ilgai užtruko, kol aš pats išmokau juos daryti. Tada aišku, generuoja idėjas, rašo briefus, scenarius, tekstus ir kitus panašius dalykus dizaineriams ir video editoriams, kad jie padarytų tos taskus. Žiūri, kaip reklamos veikia, tai vėl sakau, nueina tas pats panašiai kaip auditai, tiesiog pasižiūri, ar tos reklamos, kurie jie padarė, veikia ir padaro sprendimus iš veiksmingumo reklamų. Tai ar darysim variacijos, ar iteruojam, ar kažkas neveikia, ar veikia ir visus tokius dalykus ir aišku, reviewina darbus editoriaus. Žinau, kad šiaip šitas dalykas komplikuotai turbūt atrodo tau, bet nėra taip žiauriai sunkiai. Realiai, net jeigu ir būtų labai komplikuota, tai jeigu pagalvotum, todėl pinigus didelius ir mokate už šitai pozicijai. Tai bijot pradėti tikrai nereikia, siūlyčiau kaip tik pagalvoti, kad čia yra tavo kitas žingsnis ir padės tau išeiti iš tos pozicijos ir vietos, kur dabar esi ir kažką naujo pradėti ir tai okei. Tai kaip čia uždirbti, ką reikia daryti? Tai keletas skirtingų variantų yra, kaip tai padaryti. Tai iš pradžių, padaryti, kad klientai tiesiog ateitų pas tave. Tai LinkedInas labai gera platforma tam. Ir
Aš savo mokymuose labai prioritizuoju šitą dalyką ir aš labai stipriai sakau, kad visi ateit, kad visi fokusuotųsi LinkedIn ir keltų tenais, nes tenais yra geriausia platforma atkreipti akis į save. Tai mano, pavyzdžiui, profilis atrodo taip, pas mane yra čia 2000 followerių, 500 connectionų, visai stipriai atrodo mano profilis ir jeigu pažiūrėtume, tai ir visai patirties neblogai čia turiu įsidėjęs ir visokių tokių panašių dalykų. Tai pagrindas yra tiesiog, kad dabar stengiuosi padėti žmonėms susirasti savo poziciją, savo mokiniams, padėti jiems uždirbti ir mano visas principas yra toksai. Aišku, dažnas atvejis, kad man parašo žinutės į čionais ir paprašo, sveikas, ar turi kreatyvų strategą, ar sveikas, ar tu siūlai man tą ar tą. Aš aišku, žinučių negaliu rodyti, bet visas principas realiai toksai ir yra. Kad tau tiesiog susikuri profilį ir tau žmonės parašo. Kad klientai ateitų pas tave, tai tiesiog reikia, kaip ir sakau, gerą profilį ir daryti kepimą. Tai ką turiu omeny su šituo, tai tiesiog labai consistently tam daryti, kelt postus, komentuot, rodyti save ir jo, šitą gal plačiau papasakočiau savo mokymuose. Antras dalykas, cold outreach'as, tai kaip matot parašiau LOL, nes pagal mane čia yra didžiausia nesąmonė yra su būtent šituo verslo modeliu. Tiesiog kiekvieną dieną po 100 žinučių siuntinėti ir tikėtis, kad pagaliau atrašys kažkas, tai yra nesąmonė. Ir jeigu 100 žinučių siūsi, tai vis tiek nepasieksi tiek žmonių, kaip, pavyzdžiui, gali būti vienas postas. Post impressions paskutinės 7 dienas yra 1500, o aš net realiai nekėliau nieko paskutinį mėnesį. Tai 2 savaitės nekėliau savo. Ir tada yra Fiverris ir yra Upworkas, ieškotis freelance darbų. Tai čia dvigubas lol yra, nes čia tiesiog yra darbų susirasti įmanoma, aš esu susiradęs, bet jie tiek mažai apmokami, kad tiesiog neapsimoka nežiūrėti. Tai, žinai kaip galima uždirbti, tai dabar pažiūrėkim, kiek galima uždirbti. Man pavyko pasidaryti 13 000 eurų per mėnesį ir kadangi šita pozicija svarbi, iš pradžių tikrai galiu prižadėti iš karto, kad bus sunkiau ir gali tikėtis tik tais nuo 1 iki 3 tūkstančių per mėnesį, ten per pirmus keletą mėnesių. Nes jeigu tu neturi patirties ir tipo, kaip padėti verslui, kaip ir sakau, nes visa šita strategija yra priklausoma nuo tavo pasiūlymų, tavo pasirinkimų, tavo sprendimų. Ir jeigu tu tiesiog neturi patirties šitam, tai tavęs verslai ir nenorės sainti. Bet yra visokių kitų būdų, kaip tu gauni patirties ir aš tave visiškai viso apmokau, bet ir man, žinai, principas yra toksai. Aišku, po kažkur 6 mėnesių, kai jau turi patirties pasirinkęs, kai jau supranti, kaip viskas veikia, kaip viskas juda, nuo 5 iki 10 tūkstančių per mėnesį realiai yra labai lengva. Nuo širdžiai, žiauriai lengva. Tai kaip pradėti? Kaip aš siūlau pradėti? Tai aš turiu mokymus Instagram'e, per kuriuos tu suteikčiau pilną planą, kuo greičiau pasiekti rezultatus, kursą, grupiniai skambučiai, 1-ant-1 prieiga prie manęs, visokie kitokie benefitai ir visos struktūros, sistemos ir visos kiti dalykai, kuo tau reiktų pradėti, pilnai išmokti reklamų kūrybą, gauti klientų, juos palendinti, kaip su jais bendrauti, ką su jais daryti ir visus tokius mažus dalykus ir jeigu visada turi klausimų, visada tiesiog man parašai. Taip pat aš suteikiu darbų iš savo pusės, tai kartais ateina pas mane verslai ir sako, man reikia kreatyvų stratego, sakau, turiu šitą savo mokinį, arba ateina kažkoks kitas žmogus ir sako, Gyti, gal gali padėti, sakau, galiu padėti, aš dirbu kaip agentūra ar dar kažkas ir tada gal duodu savo mokiniams padirbėti, kad jie gautų dar daugiau patirties. Tai esmė tokia ir jeigu nori, gali nueiti mano Instagramą, parašyti dominą, aš tau papasakosiu daugiau informacijos apie mano mokymus. Taip pat gali pasibukinti ir mokamą konsultaciją su manimi, aš palikau šitą visą ir Instagramą, ir nuorodą į savo mokamą konsultaciją description'e ir realiai tiesiog su manimi susikolinę, aš tau papasakoju viską, ką tau reikia padaryti. Sudėliosiu tau personalizuotą planą, atsakysiu į visus klausimus, kuriuos turi. Tiesiog padėsiu tau pradėti ir sudėlioti viską tavo mintyse. Taip pat, jeigu prisijungi į mokamą konsultaciją, gauni 20% nuolaidą į mano mokymus. Tai ant galo realiai tiesiog apsimoka suskambinti. Ir jeigu esi pasiruošęs ir pasiryžęs kažką naujo pradėti, išmokti ir pradėti kažką su internetu, nueik į nuorodą aprašyme, nueik į mano website, pasižiūrėk, kad tenais visa informacija tau tinkama ir tu norėtum pradėti. Ir jeigu norėtum pradėti, tai 100% tiesiog pasibukink skambutį. O jeigu nori nemokamai sužinoti daugiau apie mokymus, tiesiog nueik į Instagramą, parašyk dominą ir aš tau visą informaciją pateiksiu. O jei nori vis dėlto tai pradėti asmeniškai be mano pagalbos, tai pirmas dalykas įgauk kokius 2-4 metų patirties, kaip dariau aš. Tai ten dirbk agentūrose, mokykis iš kitų agentūrose, dirbk per patirtį, auk per patirtį, gali ten visokius taskus daryti tiesiog savo, iš kitų ten brandų, skaitykim, nueitum į Red Bullį ir sakytum, noriu padaryti reklamos Red Bullį. Tai vienas iš mano pažįstamų, Rytis Šivickas, man atrodo, toks jo vardas, jisai padarė apie Bright labai gerą reklamą ir gavo iš to kliento, tai tikrai gali tokius taskus daryti, kelti LinkedIn ir kažką panašaus daryti. Ir tada, aišku, kitas žingsnis tai yra mokytis viso šito YouTube'ai, kas žiauriai sunku. Aš realiai per visus tos 3
metus, 4 metus, kiek dabar esu rinkoje, 5 netgi. Realiai iš YouTube nieko neišmokau, viską išmokau pats, per patirtį. Jei pažiūrėjai iki šitos vietos, nebeturi realiai pasiteisimo nepradėti. Nesidėk vietoj, bandyk kažką naujo. Jeigu nesu creative strategija, nesu video editingu, nesu dizainais, kažką bandyk, tiesiog bandyk savo augti ir jo, nes realiai aš tave pilnai atvorkinu ir aš šitų 100% galiu tave garantuoti, kad tu dirbi mažiau negu aš. Ir jei tiesiog pabandytum, suprastum, kaip realiai lengva uždirbti internetu. Ir tau realiai nereikia dropshippingų, affiliate marketingo, savo produktų pardavinėjimo, kaip bandžiau aš. Nes šitam visam tu neturi patirties nuo nulio pradėti. Ir jeigu turi patirties, pats žinai, kaip sunku šitą dalyką padaryti pačiam nuo nulio. O čianais tu siūlai tiesiog vertę klientams, gauni už to pinigus. Tai čianais yra geriausias būdas pradėti. Ir visi žmonės, kurie dirba internetu, yra pradėję nuo šito. Imangadzės, pavyzdžiui, ten visi kiti, dabar gal vadinimo nepasakysiu, bet visi pradėjo nuo freelancingo. Kad ir salesose, kad ir visuose šituose dalykuose pradėjo nuo freelancingo. Ir mano atveju, aš manau, kad creative strategija yra tas freelancingo sugebėjimas, kurį tau geriausiai išmokti šiuo metu. Užsisakyk konsultaciją arba parašyk man Instagramą, viskas yra. Visa informacija, kur tu ką gali nueiti. Instagramą yra descriptione, linkas į mano konsultacijos užsisakymą 1 valandos su manimi 1-1 yra irgi aprašyme. Jeigu turėsi klausimų, nori susipažinti su mokymais, tiesiog parašyk Instagramą, nemokamai papasakosiu, jei nori susiskambinti ir viską susižinoti, tiesiog užsisakyk konsultaciją. Ačiū, kad žiūrėjai ir susitiksim už 3 dienų.